Jūs galite ilgai ieškoti reikalingos jums informacijos popieriuje rašytose pastabose, bylų aplankose, kompiuterių failuose arba bendruose tinklo vietose. Tai gali atimti brangų darbo laiką. Programa OneNote 2007 informaciją gali rasti lengvai ir greitai. Ši programa taip pat jums leidžia ieškoti naujo tipo turinyje, pavyzdžiui, nuskaitytų dokumentų tekstuose, PDF failuose arba vaizduose, garso ir vaizdo įrašuose ištartuose žodžiuose. Taigi, paieška programoje OneNote 2007 leidžia greitai rasti pagal raktažodžius programa OneNote 2007 sukurtame tekste, paveikslėliuose ir garso įrašuose. Lauke, kuris skirtas paieškai, įrašome raktinius žodžius. Pavyzdžiui, žodžio dalį sutart. Sutart. Galima pasirinkti, kur jūs ieškosite. Ar tik šioje sekcijoje, ar sekcijų grupėje, ar šitoj užrašų knygutė, ar visose knygose, kurias jūs turite. Mes pasirinksim This Notebook ir paspaudę Enter arba paieškos mygtuką mes gaunam rezultatą. Programa pažymi vietą, kurią jinai surado. Šitame puslapyje, tai yra ši vieta, paspaudę navigacinį mygtuką, mes matysime, kokias dar vietas surado programa. Ši dalis yra PDF failo dalis. Ir kaip matote, PDF failė irgi šiuos simbolius programa surado. Galima matyti visą sąrašą surastų vietų, paspaudę ant View List. Atsiranda panelė, kurioje jūs matote šiuo atveju 3 vietas, kur programa OneNote surado šiuos įrašytus simbolius. Taip pat galima programoje susijęti informaciją apie kontaktą su kontaktinė informacija Outlook'e ir taip greičiau rasti reikalingos informacijos. Norint susijęti kontakto informaciją OneNote programoje, reikia nueiti į Outlook programą ir ant norimo kontakto paspausti dešinį pilies klavišą. Tarkim, mes paspausim ant šitos kortelės ir atsiranda pasirinkimas Contact Notes. Paspauskim šį pasirinkimą ir prie neišrūšiuotų puslapių atsirado informacija iš kontakto. Atkreipkite dėmesį, kad iš karto yra galimybė rašyti laišką, tai yra nuoroda į pašto dėžutę ir yra nuoroda į Outlook'o kontaktinę informaciją. Taigi, jeigu mes tą informaciją po to kažkur padėsim reikalingoj vietoj, kaip aš prieš tai taip esu padarius ties savo kolegą, aš iš karto galiu paspausti link to Outlook item ir matyti išplėstinę savo kolegos kontaktinę informaciją iš Outlook.